Taigi sveiki visi susirinkę, šiandieną mes žaisime Funland Games. Taip, čia pasirenkam anglų kalbą. Tada dar greit pasižiūrim, matote, čia mums reklamą atsiuntė. Taip, tada spaudžiam continue. Ir jeigu jūs gaila nematėte mano praeitų dalių, aš jas netyčia išsiryniau. Mes atsinaujinom ofisą. Taigi, ar jūs laukiate pamatyti, kaipgi jis atrodys, kai aš Štai prašom. Jis atrodo iš pradžių labai mažiukas. Bet jūs pažiūrėkit, čia tai gigantija. Ir mes turim pinigų. Prie šono, kaip matote. Taigi, noriu jums dar kai ką parodyti. Važiuojame į miestą. Ir noriu jums pristatyti savo namuką. Taip, čia gaila, per kitas dalis jūs nematėte, kaip aš jį gavau. Na, reikėjo susitikti su manim, būčiau parodęs. Taip, čia mano lova, aš galiu eiti miegoti, nes rytoj yra kita diena. Šiandien mes uždirbom 419 tūkstančių. Taip, ir mes išėjome į pliusą, nekreiptėmės į reklamas, matote, aš čia galiu padaryti taip. Ir va, tada užsidarykime. Dabar einame į lauką. Taip. Jeigu kas nors norės, aš tai perėsiu šitą žaidimą, viską pradėsiu iš naujo. Taip, ką mes renksimės, tai tikrai ne iš čia. 2 valandą aukcionas. Tai labai gera idėja. Jūs pabandykite manęs paklausti, ar aš dar turiu mašiną ant pardavimo? Tikrai taip. Spektakulios. Jos yra tenai taisykloje. Taigi mes ėmė jas pasimti. Viena iš jų bus mano targinė mašina. Jau prasidės reklama. Ne, nieko tokio, žinokit, čia būna taip. Taigi nekreipkite dėmesio. Taip. O čia. O, maniškė. Čia matyti nėra problemų su ja. Nėra problemų. Taip, nekreipkite man dėmesio. Taip. Op. Nėra problemų, todėl mes ją galim... Ir važiuojam. Dažyti. Ne, dažyti žinoma. Apie to tik išdėti. Taip. Stapam. Ir tu čia neburus, gerai. Taip, ponas man prašom, racing kitą uždėti. Uždėti šitą galite, uždėti šitą būtinai. Kelt jos nereikia, šviesas būtinai pakeiskime. Siryškime, automas. Piktą mašiną padarysim. Ne, šiakaujat. Jinai turi būti miela graži. Taip, tada pleits. Europietiškas. Gerai, taip pakeičiam šitą ir ratus pakeisime į tokias, ne, tokias, žinokit, viskas pabrango, tai atnaujinimas. Taip, tada mes ją varom dažyti ir tikėtis už ją gauti 50 tūkstančių, nes jinai pakeista, nauja. Ką pamiršau uždėti, tai dėsiu taip. Normalų, kitą uždėsim, kad nebūtų važinėtų. Mes jį uždėjom nitro, mes jį viską uždėjom. Tada reikia dar... Pala. Čia tik tai tiek. Gerai. Tada reiškia svarom ją... Ką? Čia dabar... Spalva reikia pasipašyti, kad jinai dažyti biškelį. Ir taip, panas. Taip, prašom dažyti mašiną. Nekreipkite dėmesio į reklamas. Taip, dažysime mes ją raudoną spalvą. Padarysim ją raudoną. Pūš. Metalai.
Tokia metalinė mašina. Taip, tada... No painted parts. Nedažyta? Nereikia man. O, tai... Ar aš jos... Oh! Sek, taip pamiršau. Pirūdama. Blemba šitas reklamos. Niova. Tada puklaš. Taip. Viskas. Gerai. Ir mes ją varom atgal padėsim. Aš jau blėm. Antrą valandą aukcionas. Tai mes turim pinigų. Sustabdom. Įsikitam bilietą. Ir sėdam. 2 minutės. Na, parodys, kaip tai padaryti. Taip kaip matote. Dar čia reklamos pažiūrėsiu. Nes tai aš negaliu be jų kitaip. Ir čia matote, apsipirk kaip tas normalus dydžio. Taip. Pirmas daiktas, kažkoks aparatas niekam tikęs. Mes ieškom geros mašinos, kuri bent jau bus už 300. Nu, 1000. Tai jau labai užkėsą laiką. Jinai dažyta ir daug. Ne, 0,0% daužta. Tik pirmina. Manęs nereikia. Jėzau Marija, kiek jūs čia dar gali? Ar jūs turit šaudyti tiek? Gerai. Jau baigsis statymai, galbūt. Yes. O, va šitą mes aparatą tikrai pirksim. La. Mes, daug štai, daug žemėgaus. Mes galim plačiai matyti. Ką prarasim? Uždėjau. Vėliau. Daugiau. Jeigu pasieks 5000 laisvai. Mes už mažiausią kainą. Bum. Prašau. Nu, atiduokit tą mašiną, ne? Aš noriu greičiau XP. O, yes. Turėsime dabar ir šitą, yes. Štai daug, mes turim daugiau negu reikia. Wow, mes tikrai super kieti. Jeigu mes šitą nusipirksim aparatą, tai mes kieti tikrai. Nebegalim statyti. Mes nebeturėsim mašinos. Kam aš šitas nepirkau? Labai negerai. O, turėsim Mustangą, turėsim 2 mašinas. Ir pradedam statyti. Didžiausiu. Tai pasiek nors kiam. Turim 2. Ir paklausykite manęs, jūs tik pažiūrėkit, nu. Ar jūs turite tiek pat pinigų, kiek aš? Mes turim gal kokius 400. Šitai dar reikia remonto? O, čia ta,
Čia jau 2 mašinų. Turim Tesla, bet mes ją norim ir patestuoti. Ko? Jinai važiuoja tyliai. Kodėl? Pasižiūrėjom, jinai daužta? Gali būti. Taip, pasižiūrėsim mes. Taip. Bibėjim visi žiūrės. Tesla. Tai yra Tesla. Jo, jinai biškelė daužta. Tai reiškia, kad... Nuvežėm į savo ofisą. Kur mano Audi dingo? Mes rimtai ją nuvežėm. Gerai, tu jau tikrai neturėtum būti daužtas. Tu turėtum būti Lord Mustangas. Mes jau už 4000 pusės. Jo, jisai. Jo, viskas. Įvam. Da, tai garsas. Iš esmės, šiandieną mes dar kartą dekoruosim savo ofisą. Jis man nepatinka, kaip jis atrodo. Tai mes šitą didžiulį aparatą dėsim čia. Užliuk. Ir sukis. Dar šitą nupirksim degalų. Mūsų darbuotojas rimtai plauna man mašinas. Dar šitą. Žymiai gražiau. Ir šitą Audi padėsim viršun. Gal pačiam. Galim pabandyti. Ai, nors problemų. Galim ir panaudoti. Mašinų liftai važiuojam. Mes panašiai sudekoruosim, visai gerai, tai jokų darbas man bus sudekoruoti. Keliamės į viršų. Įlipam į mašiną. Ir šitam brangiausias planas. Jokių leidimų. O, paliksim mūsų gražuolę ten. O Tesla, aš galvoju, kelsim į 3 aukštą. Bet ar darbuotojai laiptinius? O! Aha! Va dėl ko mūsų valytojas negalėjo patekti į aukštą. Nieko, to pataisysim. Čia ne problema. Jo. O, viskas, pagaliau. Mūsų darbuotojas užlipa į mano. Dabar einam parduosim. Čia nekreipkit dėmesį, čia aš vėliau pakeisiu, viskas čia gerai. O va čia mes turėsim įėjimą, kai namą važiuosim. Taip, upgrades. Visi ten slotai yra. Pala, bet čia tik tai taip. Decorations. InDesign. Tai reikia nupirkti naują lovą. Ir incidėti langus. OutDesign. Konteinerį mes padarysim. Tada namuose. Bedroom. Jau kelyčių forma netinka. O, jau naktis? Naktis. Reikia namo varyti, nekreipkite dėmesį į reklamas dar kartelį. Tai ką, štai ir pirmoji diena baigėsi. Kokia dar pirmoji, 20 diena. Tai mes su Tesla važiuosim namo. Sutiksim kitą dieną.
Kas mane labiausiai Nesudaužė mano Tesla, ne. O kas čia per? Čia tas brangiausias. O čia kas? Kiek žinau, su Tesla. Galėtų laimėt. Nors pala. Čia mašina. Nežinau, gal ir įveiktumėm. Ne. O šita ant kiek lekia? Čiagi ta! Čia 10 milijonų vertės. Nesuprantu, čia ne Tesla. Čia reikia degalų. O gal čia kalba apie bateriją? O ką žinau. Važiuojam į kaimelį. Mat! Eikit. O, kas čia? Welcome to Greentown. Hello. Gerai, ieškom savo namų. Taip, tikrai per perekupo gyvenimą aš tam nedaryčiau. Kas nors žmonės pavėlų? Ne? Ką? Kur namai mano? Ką, atidavė kažkam? Oi, paina, aš pagyvensiu čia. Eik tu nach. Dar labai. Grįžtam į žaidimą. Neradau namų savo. Smarkiai aplaužiu Teslą. O kam rūpi, va mano namai. Aš turiu 2 namus. Kartais aš turiu normalius namus, bet mėgstu ir konteinerį pagyventi. Čia už šviesą siuntinėjom. Ir mes žiauriai daug išleidom. Čia nekreipkite dėmesio, čia kitas žaidimas, kurio aš nežaisiu gyvenime. Nu ką, labas rytas. Keliamas ir važiuojam. Au, man nepamiršau. Nu, man šakė su pinigų. Tad. O. Dar gerai, kad audinės nepardavai. Ir šitą Teslą uždėsim. Dabar patobulinimas. Turbo čia negalima. Gerai, tada Tesla. Kokiasgi čia mums šviesas reikia priimti? Rožinės. Vot net ir viduj rožinės šviesas. Puiku. Žiūrėkit, galėjai, ne. Gerai,
Uždėjom. Ir dabar taip. Dabar važiuojam taisyt. Bet čia viena iš rečiausių mašinų, žinokit. Oi, kad nedaug mes čia apdaugėm jos. Bet vis važyt, jau reikia perdaryti. Galim už ją daug paprašyti. 100 000 iš karto. Ir jeigu paims, nes ačiū. O žymiai geriau. Bet kas man nepatinka šitoj mašinai, kad jinai... Pasirašym. Važiuojam perdažyti. Dažyta ir nepurvina, taip kad jie mūsų darbuotojai reikia plauti. Ulaš smulkmes. O, jūs tik pažiūrėkit, kitas reikia. O jūs girdėjote? Kaip matot, jau man šitam. Tai šitą raudoną Teslą mes padėsime į viršų. Tačiau tas važiavimas... Oi, vos nesidaužiau. Kaip matot, sienas tai jau šitą Teslą mes padėsime. Kur mes sėdėsim? Nenukris. O, šalmu. Ei, nenuvažiuojam tik tai. Priekinio stabdžio ir stop. Čia blemba reklamos, nekreipkit dėmesį. Nu va, turim 1, 2, 3, dar 3 mašinos trūksta. Tad mes šriftą šitai pašalinsim, jį pervėsim čia. O gal ne? O gal nereikia? O, šis darbuotojas atėjo, jis klauso savo mašiną. Nu, geriuotas. Taip, dabar viską reikia uždėti į pardavimą. Mes labai šiek tiek koreguosim, kad pažiūrėjom, kaip dažnai taip. Man vyko. Bet žinok, darbuotojai, jeigu vėl išpurvinai, tai jau sakyti tiesą. Kas šitas palakas? Audinė? Čia audinė? Mes galim, tai? O, dėl vadinasi jinai. Nieko tai pakeisim. 5000, nes jinai ir viską turi. Tesla. Už šitą taip pat 50 000. Už šitą mes prašysim. Irgi. Per daug jau. Jo, bet tai iš kur tu bei visi? Kur jinai yra?
Bet galiu stovėti. Ai, nekreipim dėmesį. Visos ant pavadinimo. Vau, valia, taip iš karto vadėjo, net prašyčiau į vidų. Nu. Ką? Naudosis laiptai. Ne. Jokių reklamų. Oi, liftą pamiršau nuleisti, bet jeigu dabar nuleis, kaip jau užtais. Oi, paspaudžiau aš. Ir palaukit, ponė, tuoj, bėgat. Atbėgu. Tesla susidomėjo. Puiku. Na. Primtai paėmė? Čia taip įmanoma. Aš jau tuoj būsiu 500 plius. Čia mes vakarėlį dar pasiruošim priedą. Taip, liftas nuleistas. Taip, čia reiks dar biškį pakoreguot, kad čia normaliau atrodytų. Aš čia planuoju dar 3 aukštą laiptus padėti. Taip, būtinai mes taip ir padarysim dabar. Taip, kol dar netiekos? Ne. Kur mes dar laiko turim. O. Gerai. Ką market visultant? O, šiandien mašin tu eiktų savo. Jeigu mes spėsim, galbūt. Car marketą varom keisti. Gal ten rasi? Aha. Kaip mano mašina atsidūrė čia? Bayeris tikrai, ką jinai čia daro? Kaip jie apverst? Mano mašiniukas čia. Tave mes nutempsim. O! Aukštinkojam šnekėsim. Nupirksiu. Tas jausmas, kai žaidži šitą žaidimą, ar ne? Gerai, ir šitą mes nutempsim. Aš pastebėjau, ko aš noriu. Va, mes tikrai už šitą prašysim. There's no damage. Yes! Let's go! Gavom rečiausią mašiną. Pala, aš kartu tokios nepardaviau. Ai, ne, tokios ne. Op. Ką aš galiu pasakyti? Mes prisipirksim šitų mašinų. O. Sorry, ponas, nenorėjau trukdyti. Varom į ofisą. Kažkas dar kažko susidomėtų. Aš tuoj turėsiu milijoną, nes aš 3 mašinas turim. Kažkas Mustangų domisi. Jeigu dabar man... Udinė domisi. Palaukit, ateina. Ne. Reikės laiptis dabar išdaryti. Jie neturės kaip išeiti. Na. Ar aš Ne. Aš tik neprašiau. Gerai. Gerai. Už 20 000. What? Paėjo. O, dar tenai apačioj. Jau, mano Mustangų domisi. Taip, ponia, klausau. Eik tu šit, gerai.
Mes dabar turim mūsų gražuolį. O kai šitus neparduodam, bet galim už ją greit prašyti. Žiūrim, ar su jo problemų yra. Gali būti, nes galėjo manim meluoti. Sako, nėra problemų. Ir jinai dažyta. What the... Jis dingo. Kas man mašiną sutaisys? Aš nesuprantu. Gerai, varom namo. Rytoj mes dar vieną mašiną susitaiksim. Ką aš padariau? Aš net ten nuvariau. Ne čia. Bet kiek matėt, kokios mašinas prikūrė. Šitas video užtruks. Ar jis vis dar filmuoja? Jūs juokaujat? Jis vis dar filmuoja. Hebra, nenustebkit, jeigu čia bus 3 valandų video. Mes kiek daug išleidom. Money spent, money in... O aš tiek neuždirbau. Uždirbau biškį daugiau, bet mes daug išleidom. Negerai, čia taip blogai. You have to pay bills. Pagaliau, nors sąskaitos. Bankas, bills. Mažai čia. Sveiki, labas rytas. Pamiršau savo kambarį darys. Čia tau ne kokia Lamborghini, čia Ferrari. Nu, ką siūlot? Gal grifo kito nepirks. Gerai, dabar jinai dažyta, kiek mačiau. Girdėt? Daryk. Viskas nedeklaruota. Jo, matas jau purvas. Ir tokia biškį iškirsti. Ne. Šiandieną tai bus paskutinė mašina.
Ir video gale aš jums parašysiu, kad prenumeruokite mano kanalą. Ir sekite mano YouTube video. Ir sekite šitą mašiną net ne apačioj padėsiu, nes ją padėsiu viršui. Čia durys atsidarė. Ir mes varom tiesiai čia. Įsivaizduokit, žmonės užlipa ir pamato tokį vaizdą iš karto kelų. Ir iš karto... Oi! Kuri. Nustatyk ant save. Nedaug buvo, kad nukristų. Taip šitą pastatysim čia. O laipsnį biškelį pakoreguosiu. Darbuotojas galim, tai naudos liftą. O šitas tiesiog. Aš pagalvojau. Šitas meras buvo asmeninis laikysi. Karas pardavinėsim, tai vis pačios brangiausios mašinas. Jūs tik pažiūrėkit. Jūs matot viršų kokį vaizdą. Aš taip matau. Tik čia biškai galėtum patylėti. Čia aš einu atgal ir jinai. Man rods aš. Mūsų mašiną nuplovė. Ačiū darbuotojau. Plovėt mūsų mašiną. Piešyti nežinau. Atsidarom čia. Ir Bemsas taip pat bus mūsų asmeninė mašina. Jau mūsų darbuotojas turės labai daug darbo. Ir šitas mūsų asmeninis. Aš tam galiu daryti kanadą. Šitą galėsiu ir nekatams įdėti padėjimą. O ką kalbėti apie darbą? Oi, čia trumpai matau. Prašau. Stovėk. Taip, tai manau, kad gerai. Ir stumdėliau. Tai va, turim garažą. Asmeninė mašina. Durys, užsidarykit. Mūsų darbuotojas neplautų mašinų. Jis leidžia žemyn. Taip, čia kol kas dar čia neprireikia mašinų. Ir pats sukasi, jeigu nepastebėt. Taip, gerai. Uždarom šitą ir... Metas parduoti mano pačią brangiausią Ferrari. Jo. Ko tu svaigsti? Ne. 500 šit. Ko jūs žinot, kiek aš ant jos išleidinėjau? O! Vos nepamiršau. Šitas mano asmeninės. Bet... surizikuosim. 40. Ir Bemsiuką taip pat. Jeigu neims, tai pasiliksim asmeninės. Na, bus gerai. Nedaug čia paprašym. Eikit šiek. Pinigų reikia, o neduoda. O pagaliau, labą dieną. Prašau, eikite pas mano Ferrari. Aš jūsų laukiu. Ne. Jie ką patys atsidaro duris. Kurią įmat? Nu? Ok, prašau. Ok, prašau. Dabar man reikia tik dar šitą. Customer in the office. Po, ar jis nuėjo?
į viršų, klausykit. Panelė, aš jūsų gražiai paprašysiu. Tik jos eina visos? What the hell? Visom patinka tas automobilis. Ai, nu jūs gal baigsit? Ramybės, ramybės. Dabar man blemba. Dabar tai turėsiu 500. Alio, hebra, mes turtingi. Nu ir kiek siūlot už tą mašiną, kur garaže? Aš pagaliau siūlysit už ją normalią kainą. Ir ką padarysiu? Mano mažiausias pasiūlymas tiek. Ne. Klausau, ponas, jūsų. Klausau sieną, už kiek norit. Parašau. Ai, dar mes turim tik mašiną, nelikusiu. Jo, tikiuosi, kad turim. Nebeturim. Mes niekada 500 nepasieksim, nu blemba. Tai negi reiks vėl... Ai, nors jo, žinau, kaip galima. Aš... Mes lankom pavarom. Oi, nu ne man tik tai čia. Gerai, pašalinsim viską ir tada padėsim iš naujo. Office mode. Tikiuosi nebus tai brangiai. Iš tikrųjų. Pamatysit čia. Milijonas. O negalim? Ne. O nei kompa nieko mes čia negalime. Windows daug. Ir dabar taip. Taip, mes norim dabar turėti 500, todėl man reikia 2000 paslėpti. Nu ko, kiek galima? Reikia iš naujo viską padaryti. Nes po to tai... Jau turim 500. O, ar aš ką tik sofą išdėlytum? Jo.
Kai labai šitus naikinu, labai lavina. Nepykit ant manęs dėl to. Sorry už reklamas. Bet čia nieko to, ką padarysiu.
Gerai, žodžiu, dabar skambinu draugeliui, o mes susitiksime kitame vaizdo įraše.